labai dažnai tokiem dalykam kaip vestuviniai žiedai, arba tokios relikvijos visokios, kurie ten perdodami iš kartų per kartas, jiems yra tokia pridedama vertė labai didelė. Ir žmonės aplamai galvoja, kad vestuvinis žiedas yra kažkas tokio. Matot, aš esu visiškai be žiedų. Aš jo nenešioju. Nei vyras nenešioja. Ta prasme, nereikia, nors jis labai gražus. Mano vestuvinis žiedas yra labai gražus, bet aš iš vis papuošalų labai mažai nešioju, nes man jie trukdo. Man nepatinka nei apyrankės. Grandinėlės gal nieko būtų, bet aš tingiu jas sektis ir po to nusisekti vakare. Kažkaip nėra poreikio šitą daryti, puoštis. Aš nieko nesakau, kad tai yra blogai ar ten kažką. Ne, tikrai ne. Bet turiu menį, kad kartais mes per daug suteikiam reikšmės daiktams. Nes mergina, kuri užduoda klausimą, esmė juk yra jūsų santykiai, o ne pati santuoka. Pats žiedo užmovimas tai yra svarbu. Nors aš irgi suprantu iš kitos pusės, kad kai to nepatyrei, gal tada tai atrodo svarbu, bet realiai tai nėra svarbu. Pats tas procesas. Ir po to irgi tas žiedų nešiojimas, jis yra visai nesvarbus, nes ir žiedą vestuvinį nešiojantys žmonės pridaro visokių tai niekšybių apgavyščių ir jiems tas žiedas visiškai netrukdo. Va tą noriu pasakyti.